Sveiki žiūrovai, ačiū, kad stebite mano medžioklės, ačiū už paspaustus like. Kągi, ir vėl sekmadienis, šį kartą neskubėjau į turgų, jau pilna žmonių, pardavėjai susidėjo daiktus, jau iš tolo pastebėjau Lego, apžiūrėjau, pamačiau, kad viskas išsibarstė, sumaišyta, bet Lego senas, nelabai mane sudomino. Dar pardavėjas turėjo keletą monetų senų, 90-ų. Apie monetas ir Pokemon mažai žinau, todėl tik apžiūriu. Aišku, po to grįžęs namuose patikrinau kainos. Dar čia pamačiau įdomų įrenginį kojom šildyti, bet nepirkau aš jų. Toliau, kaip ir matome, viskas aišku, kainos surašytos, pardavėjas jau patikrino, užrašė, kad mažiau klausinėtų. Nieko nepirkau iš čia. Čia daug žaislų, labai netvarkingai. Nieko nepastebėjau iš tolo. Nužingsniavau, šitas pardavėjas dažnai būna. Įdomios skulptūros, pasipuošti sodui. Kaip visuomet žaislų pilna, kainos patrauklios. Atsiprašau už vaizdo kokybę, nutepliojau kamerą. Ant šito stalo daug senų daiktų. Paklausinėjau kainų, buvo grąžtas toks didelis, 15 svarų prašė. Tai man per daug. Keliaujam toliau. Visas turgus matosi, daug žmonių, graži diena. Smagu vaikščioti. Pamačiau DVD grotuvą, nuskubau apžiūrėti. Firma kaip ir gera, Technik. Jungtis irgi, bet pasižiūrėjau, kad kampas buvo sudaužytas visas, tai numečiau šoną ir nuskubėjau prie kitų stalų. Ir vėl pamatau monetas, nežinau jų vertės, tad traukiuosi šoną, taip pat ir medalių. Kainos įvairios, labai neklausinėjau, nemanau, kad pigiai parduotų. Čia radau spausdintuvo dažų, bet galiojimas iki 2009 metų. Paklausiu kainos, gal 5 buvo, tai nerizikavau. Būtų 19 metų, tai bet už 5 nebūčiau pirkęs. Čia laivas, gražus, didelis, esu pirkęs panašų, tik mažesnį. Bet labai sunku jį pakuoti, tai nebeperku tokių laivų. Prieš tai buvo laikrodis, vėliau pasižiūrėjau jų kainos, tokią pat neradau, bet kainos nuo 30 iki kelių šimtų. Šiuo atveju laikrodis buvo 22, bet aišku, reikia išmanyti, reikia žinoti, ką pirkti. Čia daug įvairių daiktų. Niekas neįkrenta į akį.
Čia taip pat labai jau visi paprasti banalūs įrankiai. Pastebėjau daug ant žemės tarpų prie daiktų, turbūt jau geri daiktai yra nupirkti, bet einu į priekį, tikrai dar kažką rasiu. Čia daug stiklo, bet manęs nedomina. Dabar tik video apžiūrėjęs pamatau dviratuką šitą. Gana jie vertingi, po 30-50, aišku nauji. Čia dar slidės irgi pamatau, video apžiūrėjęs. Po 200 naujos, tikrai reikės paklausti kitą kartą, jeigu rasiu. Kad ir už 20-30 apsimoka. Čia dar vinilą, muzika. Nelabai aš tų grupių žinau, tiesiog parodau kainas, po 7-20, kainos įvairios. Čia randu daug įdomių daiktų, visi seni, visi traukia akį, bet pastovėjęs, apžiūrėjęs. Girdžiu, kaip kiti žmonės klausinėja, tai kainos po 10, po 20 svarų, mažai kas pirko, tikrai brangoka. Na, jeigu savo perkant, pasipuoš namus, gal gerai. Ir ką, jau paskutinė eilė, keliausiu namo. Visi šios dienos radiniai jau sudėti ant skrynios. Atrodo nemažai, 3 maišiukai gavosi. Ir ką, pradėkime nuo šito telefono laikiklio. Mokėjau 2 svarus. Pasirodė reikalinga prekė. Naudinga. Kaina nustebino šiaip. Prasideda nuo 35, yra ir po 55, aišku, nauja. Tai labai gerai. Po to keletą mašinyčių nusipirkau. Už visas šias 5 sumokėjau 2 svarus. Šiaip gan jos brangios, nes muzikytė skamba. Tai tikiuosi apie 15 gauti. Toliau traukinukai, mokėjau svarą už visus 3. Šiaip jie su mechanizmais. Jų kainos nuo 7-15. Čia gal kažko trūksta, o gal ne. Tai esu gal kelius pardavęs. $13 metų. Toliau dar iš to pačio pardavėjo nusipirkau šitą Collection Edition 8 sezonai serialą už svarą, kažkas apie 12, 15 internete. Dar pultelį pamačiau su tokiu kištuku. Liktai svarą mokėjau. Šiaip neradau aš tokią būtent. Bet tokie nuo 8 iki 20 eina kaina. Tai dar reikės tiksliau pasiieškoti, susižinoti. Šitas maišiukas buvo pirktas kartu su 3 daiktus pirkau po 5 svarus. Šitą radiją,
projektorius ir šitas čia yra laipiojimo virvės, kabliai, span set. Sakė, nepraimta, nenaudota. Taip ir atrodo. Norėjo 10 svarų, bet sutiko už 5. Tai sakė, apie 50 kainuoja. Tai patikrinau, nemelavo. Nuo 50 prasideda nauja. Tai labai geras pirkinys. Kartu dar Sony projektorius. Vienas, mačiau, yra dėtas už 35. Bet aišku, reikės dar pasitikslinti kainą. Ir šitas radijas Rotel 28. Būtent tokio modelio yra žemesnių skaičių. Tai 20, 18. O būtent 1000L. Tai 28. Po to skaičiavimo mašinėlė 50 centų. Kažkas apie 7 svarus. Jų vertė, nieko ypatingo. Pulteliai po 50. Čia savo kolekcija. Gal prireiks. Šitą mokėjau 3 svarus. Labai gera kaina, nes čia žmogeliukai. Bus vaikams, plus dėžutės. Čia jau labai pigiai gavosi. Visokių šautuvėlių. Iš Roblox. Populiarius žaidimai, filmukai. Tai čia labai daug jų, gal apie 30. Tai tiesiog pasisekė. Šiaip paskutinis mano radinys buvo. Tai keista, kad nieks nenupirko. Toliau dar iš močiutės pirkau šituos traukinukus. 2 iš jų veikia. Manau, ir kiti turėtų suktis. Norėjo 5 svarų. Bet už 3 pardavė. Čia dar knygutė yra. Kaip čia viskas sudėti. Tai manau, čia irgi geras variantas. Nors aišku, už šituos mokėjau svarą, už šituos 3. Bet tikiuosi apie 20 gauti atgal. Toliau šitas Dictionary Franklin. Vieną esu pardavęs ir dar vienas yra pas mane parduotuviai. Mokėjau apie 2 svarus. Kažkas apie 30 prasideda. Tai visai gera kaina. CVR 206 modelis. Kas toliau? Čia man viskas griūna. Žaidimas Wii. 50 centų. Reikės gal prie konsolės pridėti. Masažuoklis. Nieko ypatingo. Paprastas. 9 voltų. Tai nežinau čia. Atrodo silpnokas. Dažniausiai būna su blokeliais. O čia 9 voltų baterija. Mokėjau 2 svarus. Kažkas nuo 15 prasideda. Toliau šitas įdomus aparačiukas filmams žiūrėti.
Vieną tokį radau už 15, nepatikrintas ar veikia. Tai manau jau gerai. Mokėjau svarą. Yra blokelis. Reikės tikrint, valyt, žiūrėt. Šitie tik filmai gana brangus. Palyginus. Kažkas nuo 5 svarų prasideda. Šiaip jeigu šitas aparatas su keliais filmais, tai 35 yra įdėtas. 2003 metų. Skaitosi jau vintage. 20 metų senumo. Toliau diržo sagtis. Mokėjau 50. Pasirodė graži. Kaina patraukli. Aišku, internete pilna jų. Tai gal kažkam dovanų. Toliau dėžutė tuščia. Lego. Gal žmogeliukams, gal detalėms. Pravers. Sony radija. Kainavo 3 svarus. Nieko ypatingo. Toliau spausdintuvas. Epson. Prašė 5 svarų. Bet sumokėjau 4, truputį nuleido. Labai čia purvinokas, reiks pavalyt, pašveist. Tai va, visi dienos radiniai, sakyčiau, keletas staigmenų. Šitas, sakyčiau, dar vat, šitas žodinėlis nustebino. Ir aišku, tie laikikliai, čia kaip aiškina, gal į medžius lipta ar į elektros stulpus. Žodžiu. Už viską sumokėjau apie 50. Tai, dėžutė jau paruošta. Reikės viską išsivalyti ir susidėti. Po to, po vieną, po kitą fotografuotis ir dėti internetą. Gera darbinga savaitė buvo. Pardaviau 12 daiktų. Greitai peržvelgsiu juos. Tai būtų žaidimų kamuoliai, kambarį, carpet bowls. Parduota už 11,50. Fotoaparatas Kodak. Gan įdomus dizainas, senas. Parduotas už 32. Čia toliau nupirko, bet už valandos atšaukė pats. Čia buvo dalim praktika, bet persigalvojau. Toliau oro valytuvas, bet trūksta vienos dalies. Tai parduota už 15. Toliau pompa, traukti pienui. Parduota už 40. Lagaminas gražus. Ne per seniausiai pirktas. Iškeliavo 24 svarai. Veikdrodėlis gražus parduotas. Už 30. Iškeliavo fotoaparatas Sanyo. 35 svarai.
Toliau skaičiuotuvas. tą pačią dieną parduotas. Dar komentaras, kad greičiau išsiųsti, nes vaikas ruošiasi egzaminui. 10 svarų sumokėjo. Labai įdomu čia. Geriausiu atveju gaus už 2 dienų. Tai jau geriau už parduotuvės nusipirkt, gal tą pačią dieną, jeigu jau greitai reikia. Nu, bet ne man spręsti. Toliau routeris. 4G wireless internetui. 8 svarai. Šitą lėktuvėlį nupirko, bet nesumokėjo, todėl aš atšaukiau. Nusibodo laukti. Šitas kieštukas bevėliui internetui skleist. Tiksliai nežinau kam. Už 10 svarų parduota. Makita akumuliatoriaus pakrovėjas. Pasiūlė už 7, tai sutikau. Šiaip buvau įdėjęs už 10, bet jau pusmetį guli. Ir šiandien nupirko Sony grotuvą, bet be kolonėlių ir be pultelio. 15 svarų pasiūlė, tai sutikau. Ir ką, viskas. 12 prekių. Iškeliauta, supakuota. Dauguma jau gavo. Iš tikrųjų beveik visas. Šiandien ryte dar 4 išsiunčiau. Ir ką, savaitė baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir susitiksime kituose video.